esu mechanikas iš enduroservisas.lt ir šiandien bandysime sužinoti mano Yamaha Temere svorį. Tai yra svoris be pašalinių daiktų ir šiaip kurių nesivežu į mišką ir su tuščiu baku. Tai kiek tas motociklas sveria, be jokių papildomų tašių ar šiaip nereikalingų daiktų ir būtinai tuščias bakas. Tai va, tai man reikia išleisti baką, mačiau, kad yra šlangelė, bandysiu per ją išpumpuoti kurą iš benzino bako, kad visai bus tuščias ir tada dėsim ant svarstyklių ir bandysim sužinoti šio žirgo svorį. Tai čia yra tokia šlangelė su filtriuku. Tiksliai nežinau dabar, ar čia yra grįžtamas alsuoklis į baką ar padavimas, bet toj sužinosiu. Tikiuosi, pačio bako numinyti nereiks. Nu, gaila, bet kuras iš jos tikrai nebėga, čia bus greičiausiai perteklinių garų bakelio alsuoklis tiesiai į baką. Tai realiai reikia ieškoti kito būdo. Tai pas kiekvieną motociklą, aišku, yra padavimas į pačius purkštukus arba į karburatorius. Tai per ten reiktų bandyti ir išleisti kurą. Jums reikės, aišku, talpos, maždaug tokio dydžio, kiek benzino yra bake. Taip galima spręsti, aišku, pagal pačią matuoklę, kiek ten jo yra. Pas mane yra apie 1,5 padalos, tai turėtų būti apie 5 litrus 6. Manau, į šitą ir dar kokį bakelį turėtų tilpti. Tai kitokiu atveju būna pas kitus motociklus kranelis toksai. Tai vat, tas kranelis uždaro arba atidaro visą liniją iki karburatorių arba iki sklendžių įpurškimo, iki purkštukų įpurškimo, į kurias yra paduodamas benzinas. Tai šiuo atveju pas mane yra įpurškimas ir nuėmus šitą šlangutę, neaišku, ar savo tekme tas benzinas bėgs, nu, bet jeigu ką, naudosim degimą ir pumpuosim taip kurą, nes bako nuiminėti tikrai nesinori. Pas naujosius motociklus, aišku, yra jungtis tokia paspaudžiama plastikinė ir dažniausiai dar ant tos jungties būna tokia apsaugėlė, kad netyčia niekas jos nepaspaustų. Tai vat, tą apsaugėlę reikia nukrapštyti arba gražiai atfiksuoti ir tada galima nutraukti ir pačią šlangelę, kurios, aišku, kaip ir tikėjausi, benzinas tik laša. Bet įjungus degimą turėtų pasiduoti. Bet kažkaip irgi niekas nevyksta. Tokia yra ta apsaugėlė, kuri blokuoja, kad nepasispaustų šitie du plasmasiukai, kurie fiksuoja šitą šlangelę. Jungti.
Tai aš radau tokį būdą, kad išjungus degimą pumpuoja kurą, tai pumpuosiu taip, nes turiu užsakęs laidą servisinį, bet jis kol kas neatėjo, tai darysiu kol kas kaimietiškai. Nes per serviso režimą galima jungti siurbliuką ir tada pumpuotų kuras visą laiką. Čia kaip aš jo neturiu dabar, kad pajungti diagnostiką, tai darysim kaimietiškai. Nes to kuro čia labai daug nėra, tai pilną baką išpumpuoti tai aišku užtruktų ir akumuliatorių nelabai gerai. Jį reikėtų po to pakrauti, bet dabar, kai čia nedaug to kuro, tai paeis ir taip. Nes kitokiu atveju reiktų nuimti baką. O kad baką nuimti, čia reikalų pusei dienos. Girdisi, kad siurbliukas dirba tuščiai ir bake benzino nėra. Tai realiai Yamahos manualas nemelavo. Išpumpavau 4 litrus ir buvo kaip tik pradėję vilksėti rezervo ta padala. Tai reiškia, kad rašo manualė, kad lieka 4,5 litro ar 4 litrai, 300 gramų. Tai va, čia yra lygiai 4 litrai. Tai reiškia, dar kažkur tais tenai yra kažkiek tai likę, bet čia jau esmės realiai nesudaro šitam procesui. O dabar belieka viską tiesiog surinkti. Šiaip iš esmės yra ir kitas, galbūt paprastesnis ar daugiau kitiem prieinamas būdas, tai išsileisti kurą ir įsibilti tam tikrą kiekį. Daleiskim 5 litrus, tada žinosim tiksliai, kiek yra bake kuro ir pagal tai galima paskaičiuoti, kiek atminusuoti svorio iš bendros masės. Tai benzinas šiuo atveju sveria 0,74, kiek pamenu, kilogramą. Tai va, tai jeigu 5 litrai dauginam iš 0,74 ir turėsim atminusuojamą svorį iš bendros masės. Na, o ką, man beliko atsinešti svarstyklės, pasistatyti ir užsidėti motociklą ant svarstyklių.
Šiam reikalui aš naudosiu automobilinės svarstyklės, jos nėra automobilinės, tiesiog naudojam autosporte sverti automobilius ir daryti pakabos išsverimą. Tai puikiai tik šiam reikalui, tik tai aišku sunku motociklą subalansuoti ant šito pakelėjo. Ties padėti ant svarstyklės, svarstyklės reikia įjungti ir nulinti prieš tai, kad būtų nulinti. Taip, tai žiūrim, ką turim. Na, kas kokių spėjimų turi? Kiek šitą aparatūrą sveria? Tai va, tai sverimas pavykęs, irgi pagal visą manualą, tai šis būtent motociklas be
jokių šitų papildomų rėmų ir šitų Barkbusterio apsaugų aliuminio, tai jisai turi sverti 204 kg. Tai šis mano motociklas šiuo metu sveria 205 kg. Tai šitos svarstyklės rodo kas 500 gramų, tai ten taip šokinėja tarp 505,5 ir 205. Tai 205,5 arba 205. Tai realiai plus minus galima sakyti, kad 205 kg sveria šis žirgas. Nu, galvojau bus blogiau, nes, kaip ir sakau, čia yra uždėti saugos lankai ir papildomos rankenos. Aišku, aš pakeičiau sparną dar prie to pačio standartinį, nes standartinis yra žemas sparnas. Bet nuo to manau, kad svoris neturėtų pasikeisti. Iš esmės tai yra lankai ir tos aliuminės apsaugos. Dar tokios apsaugėlės šitos kažkiek sveria ant variklio, bet čia jau minimaliai. Ir lankai irgi pasisekė nupirkti aliuminius. Tai viskas kaip ir ok, ne per daug svorio ir gera, kaip sakoma, bazė pradėti. Tai aš nuplanavęs vis tiek truputėlį patobulinimų. Duslintuvą turiu Akropovičiaus, kuris yra šitam modeliui skirtas ir prie jo buvo. Tik buvo truputį apibraižytas, dabar tvarkomas. Galvoju įdėti ličio bateriją, kuri irgi sąlyginai daug svorio nuima. Toliau su laiku galbūt pasikeisti priekį žarneles iš standartinių į armuotas ir aišku išmesti ABS, paskui nuimti šitas pedeles keleivio. Tas laikiklis irgi nelabai čia reikalingas, jį galima greit nusukti, jeigu kažkur važiuojant viešintis, o ne keliauti, nes kelionėm aišku jisai praverčia, nes yra už ko užkabinti visą mantą ant viršaus ant galinės sėdynės. Tai va, tai toks tas visas sverimo būdas. Tai kaip ir sakau, visai patenkintas ir manau, kad gera pradžia pusė darbo. O kaip ir yra aišku ir paprastesnis būdas visą šitą reikalą padaryti, tai žinant tikslų kiekį benzino bake, kad nereikėtų, arba garaže galima jį išsileisti, įpilti pavyzdžiui 5 litrus ir paskui tą svorį atminusuoti nuo svorio, kuris bus pavyzdžiui ant beveik kokių elementarių svarstyklių, kur metalą sveria, galit nuvažiuoti pasisverti, ar šiaip kažkur, kur motociklas telpa. Tai čia yra vaizduotės klausimas, kur jūs sversit, bet realiai žinant tikslų kiekį, kas yra bake, tai benzinas šiuo atveju sveria 0,74 kg, tai 740 gramų ir pavyzdžiui, jeigu yra 5 litrai, tai dauginam 5 litrus iš 0,74 ir gaunam tą svorį, kurį reikia atimti iš bendro svorio motociklo. Tai va, tai toks paprastesnis būdas, kiekvienam prieinamas, manau. O kitokiu atveju galite atvežti pas mus ir mes visą šitą padarysim. Tai jeigu domitės motociklais ir tokio tipo žiniom, kokias aš čia bandau irgi įamžinti ir perteikti kitiem, pats aišku to pačiu ir mokausi apie visą šitą dalyką, nes automobilių sporte viskas yra žinoma jau per tiek metų, o čia viskas yra nauja, bet atrandu save šitoje srityje, nes irgi yra sudėtingų dalykų, kurie yra, galima sakyti, apleisti ir niekas jais nesidomi, niekam nerūpi, tai bandau atkapstyti daug informacijos apie visą motociklo geometrijos veikimą
Tai kaip ir sakiau, šitam video tai tik tai paprastas pasverimas, sužinoti, kiek motociklas sveria ir nuo ko mes pradedam dirbti, o toliau tai bus ir pačios geometrijos reguliavimas, tai priekinių šakų reguliavimas, galinės važiuoklės irgi aukščio reguliavimas, vadinamas sek, profes įvarža lietuviškai. Tai toliau pats išsverimas motociklo, tai priekinės ir galinės ašies pasiskirstimas, svorio pasiskirstimas. Tai yra begalės dalykų, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Ar važiuojant keliauti, ar kažkur taip truputį stipriau pagazuojant miške, tai visur, aišku, turi labai didelės įtakos šitas dalykas, ypač motociklo valdymo prasme ir saugumo to pačiu prasme, kai jisai klauso vairuotojo ir daro tai, ką jūs norite padaryti, o ne tai, ką jums duoda važiuokliai. Tai va, tai jeigu jums įdomus tokie video, tai nepamirškit pasubscribinti mano kanalą ir likit prisijungę. Bus daugiau tokios informacijos ir bandysiu viską perteikti kiekvienam suprantama kalba, kaip sakoma. Tai va, tai ačiū, kad žiūrit ir iki kito video.